9:12 minučių, truputėlį pavėlavom, bet čia tik dėl to, kad užsižiūrėjau Žilviną. Labas, Žilvinai. Labas rytas. Murki dar, rytas dar tavo, ne? Rytas labai ankstus. O turi tais murki visą laiką šitaip, ar čia tik tai dėl to, kad per radiją kalbi? Jo, manau, kad murkiu visą laiką, kiekvieną rytą. Žilvinas Stratas, labai daug vakar sulaukė dėmesio, kuomet paskelbė mūsų Facebooką, kad tu būsi, žodžiu, ir klausimų labai daug, bet pradėkim nuo pradžių. Aš noriu pakalbėti su tavim apie projektą, apie naują projektą, kuris bus rodomas per TV3, Liepos 14 dieną jis startuoja ir tai yra Meilė ar pinigai. Tu esi vienas pagrindinių šio projekto herojų. Kodėl tu esi vienas pagrindinių? Kaip ten viskas? Na, originalus planas buvo, kad tų herojų, tokių kaip aš, būtų daugiau, bet atsitiko taip, kad pamatė, kad aš gerai dirbu ir paliko mane vieną iš dviejų. Vieną iš dviejų ko, vyrų? Ne, herojų. Herojų. Jo, apie kitą heroją aš kažkaip skaičiu, kad yra dar Jolanta, bet apie ją dar paklausiu, nes nelabai supratau, ką ji ten veiks, nes daugiau žinau apie tave. Tai principas koks yra viso šou, kad tu esi vyras, turi 8 merginas ir tau reikia išsirinkti vieną, kaip suprantu, ar ne? Taip, visiškai teisingai. Yra 8 merginos, aš esu vienas, aš jas kviečiu į pasimatymus. Labai intimiai, atvirai ir draugiškai jas kalbinu, bandau pažinti. Ir daug kas sako, kad čia yra fake, kad čia viskas surežisuota ir panašiai, tai galiu tikrai patvirtinti, kad nebuvo absoliučiai fake. Viskas buvo tiesa, visi klausimai mano paties galvoti, nuoširdus ir atsakymai, kiek mergaitės pasistengė atsakyti taip pat iš širdies. Tai žodžiu, fake nebuvo. Ar tu pats dalyvavai atrankoje merginų? Ar rinkaisi iš... Aš įsivaizduoju, kad anketų turėjo būti žiauriai daug. Ir... Ar tu pats dalyvavai tame procese? Ne, aš pats iš tikrųjų nedalyvavau, nes sutikau dalyvauti šiame šou beveik paskutinę minutę. Turiu menį, man paskambino projekto kūrėjai ir pasakė, kad dalyvaus mano draugai tokie kaip Simonas Fam, Karina Stungytė. Ir aš pagalvojau, kad sava hebra važiuosi į Gran Canariją. Tai sutikau. Bet paskui sužinojau, kad vis dėlto nei vienas, nei kitas nevažiuos. Ir tada atsisakiau. Bet tada dar buvo įvairių peripetijų ir galiausiai vis dėlto sutikau važiuoti vienas su nepažįstamai žmonėm. Ir nesigaili? Dabar nesigaili, tikrai. 8 merginos. Ar tik susitikęs, aš susiduoju, kad jūs susitikot kur? Gran Canarijoje jau ar oro uoste jau pamatėjęs visas? Ne, tiesą pasakius, mes dar turėjom fotosesiją prieš pat skrydį, susitikom 6 ar kada ten ryto. Žodžiu, visi tokie nesimiegoja. Ir ar krito kažkuri mergina iš karto į akį? Ta prasme, ar iš karto pajutai, jog, šita gal ir visai nieko, šita visai nepatinkama? Taip, krito. Ir ar paskui vėliau šou metu paaiškėjo, kad jie yra, ta prasme, ar tavo intuicija tavęs neapgavo, pirmo žvilgsnis? Kaip čia pasakyti, gal aš negaliu sakyti iš tikrųjų, nes galbūt per daug kortų šiek tiek atskleisiu. Bet jo, iš tikrųjų neprognozuojamas buvo šou. Turiu omeny, kas pasirodė iš pradžių, visiškai paskui neatitiko realybės. Gerai, dabar tu filmavimai vyko Gran Canarijoje. Ar turėjai laiko pailsėti, ar iš tikrųjų dirbai visą tą laiką? Ir aš įsivaizduoju, kad, gali pasakyti žmonės, koks yra darbas eiti su merginomis į pasimatymus? Bet ar tai buvo darbas? Kai yra 3 pasimatymai per dieną, tai tada jau tampa pakankamai nemažai iš tikrųjų. O šiaip gyvenime tu vaikštai į pasimatymus? Labai retai. Kodėl? Ar nekvieti merginų į pasimatymus? Kartais pakviečiu, bet... Jos neina? Visai būna iš tikrųjų. Daug kartų man kalė ragus, jeigu taip galima pasakyti. O kaip galima tau kalt ragus? Nežinau, turbūt galvoja, kad mano ketinimai nerimti, kad aš noriu, nežinau, pajokauti ar... Įsitempti lovą galbūt? Įsitempti lovą. O nori įsitempti lovą? Tai žinoma, aš gi vyras. Nu taip. Stebis esi paskui. Jisai man šiandien, žinokit, siūlė paimti jam už kojos. Sakau, kažkaip sako, kaip ten buvo? Apie nuogą kūną. Sakau, aš taip prisižiūriu tavo nuogą kūną. Ne, tiesiog čia daugelis komentuoja apie mano kojas. Sako, kad mano kojas yra neproporcingos viršui. Ir Raminta irgi tą patį pasakė ir aš sakau, taip nėra, jeigu nori gali paliesti, pamatyti. Paliesti nedrįsau, prisipažįstu, bet, kaip sakant, dar turim laiko. Gerai, o kągi veikia tame šou kiti vaikinai, nes tai esi tu ir tos 8 merginos, bet mačiau, kad važiavo į Gran Canariją ir Žygimantas Gečas berods, kuris yra laimėjęs X Factorių, ir Laimas Fergisas, buvęs Eglijos Vaitkevičiaus vaikinas.
Tai kas ten vyko su tais vaikinai? Jie ten dalyvavo kartu su tavimi, ar ten truputėlį kitaip viskas buvo? Ne visai kartu su manim, nes važiavo iš karto 2 unitai, arba kitaip kalbant, 2 filmavimo komandos. Ir viena iš jų filmavo mane ir mano merginas, o kita komanda filmavo Jolanta Leonavičiūtė ir jos vaikinus. Kas ji tokia? Jolanta Leonavičiūtė, ji modelis. Ir ji buvo, kaip ir tu, rinkosi tik ne iš 8, iš 4 vaikinų berods, ar ne? Iš 7. Iš 7 vaikinų? Taip. Aha, bet jūs paskui Gran Canarijos susitikot? Tai taip, jo. O nebuvo taip, kad tavo merginos ėjo pasimatymus su jos vaikinais? Ar nebuvo baisu, kad gali taip nutikti? Na, mus išmėtė po tą didelį viešbutį labai į skirtingas pusės. O tada kaip tik dar įdomiau. Šiaip jo. O pats pas Jolantą nebandėjai smukti kambarį? Aš tai galiu atsakyti šitą klausimą. Na va, kaip galėjai, iš tikrųjų viskas gal ir pasisukti šau. Įsivaizduokit, atvažiuoja Tratą su savo merginomis, Jolanta su vaikinais ir galiausiai viskas baigėsi taip, kad Jolanta su Tratu išvažiuoja dviese. Gerai, Žilvinai, taip, ką tu pats pasirinktum, jeigu vis dėlto reikėtų rinktis, ar meilė ar pinigai? Nu, aš manau, kad pinigai turėtų būti žiauriai dideli, ar ne? Nu, įsivaizduok, tau pasiūlo, o tu labai nori būti kino aktoriumi, ar ne? Tai yra tavo didžiausia svajonė. Tau pasiūlo suvaidinti Hollywoodo filmą su Brad Pittu, Johnny Deppu ir George'u Clooney'u. Tu būtum 4. muškietininkas. Ir arba sako, arba gyvenimo meilė. Ai, koks sunkus klausimas. Iš tiesų, tai manau, kad... Tik nesik, kad pasirinktų meilę, nes nesąmonė, aš tikrai nesirinkčiau meilės. Rinkčiausi filmą, nes turiu minį, meiliai reikia pasiruošti. Pirmiausia, turi turėti ką pasiūlyti moteriai ir manau, kad pirmiausia turėčiau stovėti tvirtai ant kojų, karjeroje būti milijonų nusifilmavus Bradu Pittu ir tada... Taip, va. Ir tada jau, kai tu jau viską turi, tada galima ieškoti meilės ir atsiduoti tam. Geras atsakymas. Ir aš iš tikrųjų skaičiau, kad su viena iš dalyvių lyg ir kažkas mesgėsi ten tarp jūsų, bet iki galo ir neužsimesgė rašė spauda. Kaip ir minėjau, kad kas pasirodo iš pirmo žvilgsnio ir gali pasirodyti kažkokie tai favoritai, paskui pažinus žmogų labai gali apsikeisti. O taip ir buvo su ta mergina? Taip ir buvo. Pradžioje atrodė smagi, faina, o kas priverčia vyrus pakeisti taip greitai nuomonę apie moteris? Tiesiog tu, kai pažįsti žmogų artimiau, tu supranti, kad tiesiog neįmanoma, kad būtų kažkokia bendra ateitis. Ir tada automatiškai ir trauka dingsta. Gerai, tai pratęsim pokalbį su Žilvinu jau visai netrukus, o jūs rašykite savo klausimus, matau čia plaukia į pašto dėžutę, tikiuosi, kad labai spėsiu visus paklausti ir Žilvinas spės atsakyti. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Maniulis bando nulaikyti kamerą, bet jam nepavyksta, nes mes ką tik neturėjome kalbėjom apie vienos nakties nuotykius. Žilvinai, ar dažnai būna tau tokių? Ne, man visai nebūna. Oi, kad čia visai nebūna. Niekada neturėjai one night stand'o. Turėjau, gal kai buvo kokių 16 ir gyvenau Škotijoje, jo, bet tai čia visai kiti laikai buvo, visai kitas gyvenimo periodas. O jie tai buvo kaip 21. Nes aš, pavyzdžiui, niekada neturėjau ir man kažkaip jaučiuosi gyvenime kažką praradus. Tai niekada nevėlų pabandyti. Nu, jo. Čia buvo pasiūlymas. Jis Lietuvoje nedarė to. Jis Lietuvoje to nedarė, jo niekada. Gerai, grįžkime prie rimtų temų. Žilvinai, kodėl tu fotkinės nuogas? Labai rimta tema. Nu, bet tikrai, įsijungus tavo Facebooką, aš matau tavo nuogo nuotraukas. Kur tu matai mano nuogo? Nu, ne nuogas, nu ten beveik, tai nieko, žinai, neverka slėpti beveik jau būtų, nedaug ką raščiau, jeigu tą vienos nakties nuotkis. Čia tu ką turėjai? Naujo. Gerai, Dieve mano. Tai žiūrėk, nu rimtai, kodėl tu taip mėgsti dėti savo pusnagio nuotraukas į Facebooką? Kas čia per pomėgis? Pusnagio čia jogi, čia geresnis žodis, nes nenuogo. Nebent jeigu būna nuogas, tai tada kadro kampas kertasi tų vietų, kur niekas. Bet kodėl? Turiu omeny, kad tai yra mano hobis, sportas ir yra rezultatų siekimas. Ir automatiškai tu nori kaip ir pasidžiaugti pats ir kartu pademonstruoti savo gerbėjam, galbūt
ką tu pasiekiai per pusę metų, per metus ir iš ten atsiranda tokios nuotraukos. Ok. Priimu tai kaip atsakymą, bet iš tikrųjų manau, kad yra kitaip. Gerai. Kaip tu manai? Gerai, Saulius sako, ar tiki, kad šiame šou susirasti galima tikrąją meilę? Ar apskritai tokiuose šou galima rasti tikrąją meilę? Tikrai taip, dėl to, kad tu esi uždarytas, izoliuotas, labai romantiškoje aplinkoje. Ir yra daug jaunų žmonių, gražių, sveikų, bendraminčių. Ir manau, kad tikrai įmanoma. Martynas klausė, sveiki, turiu klausimą. Kas būtent įtakojo dalyvauti tokiam projekte? Sako, ar tai buvo merginos, ar kelionė į kitą šalį, ar darai tik dėl pramogos, ar tikrai turi kažkokių tam priežasčių? Šiaip viskas, ką jisai išvardino, ar čia tu išvardino? Ne, čia jis išvardino. Martynas čia išvardino. Tai galima visus šios aspektus pridėti prie mano apsisprendimo dalyvauti. Dar žinoma yra tokie dalykai kaip atostogos, aš neturėjau labai senai atostogų. Ir žinoma honoraras. Gerai, atsiprašau, čia aš perskaičiau vieną laišką Monika, ne bičias, o mergina rašo, sako, labas Žilvinai, norėjau paklausti, ar artimiausiu metu bus kokia nors tavo fotosesija, kur bus apsinuoginęs? Ne, kol kas lygiai. Nu kaip ne, taigi visas Facebookas pilnas fotosesijų, kiekvieną dieną po naują nuotrauką galima. Ne, tai ten kaip ir pusnuogis, ne apsinuoginęs. Du skirtingi dalykai. Jo, bet tu esi nusifotografavęs manoje fotosesijoje, kur tau tarp kojų yra mergina, kuri yra nuoga. Ir tu rimtai sėdi išsiskėtęs ir ten mergina tavo kojose, tavo bet aš taip apsirengęs. Jo, tu apsirengęs. O kaip tokia fotosesija apskritai, vyrai jaustis, kai mergina nuoga šalia pasilenkus jo stovi? Sėdi, klubo. Tai viena sunkiausių fotosesijų buvo ta fotosesija, čia mes kalbam apie Nerijaus Palucko fotosesiją, pirmą kartą su juo dirbau. Ir viena sunkiausių fotosesijų todėl, kad tu turi ir blokuoti, ir demonstruoti savo jausmus vienu metu. Nes jeigu tu neblokuosi, tai tu tada turbūt užpulsi tą nuogą merginą. O jeigu tu nedemonstruosi, tai nebus tavo veide nieko, absoliučiai jokios aistros. Tai kažkaip veidą turi paleisti, bet kūną turi slopinti. Tai, žodžiu, labai sunkus uždavinys tikrai. O kas sunkiau buvo, ar slopinti ar paleisti? Slopint gal. Gerai. Monika rašo, sako, tavo kūnas tobulas, labai graži nuotrauka. Ir sako, ar galėtum su Ramintu nusifotografuoti, bet tu turėtum būti tik po apatiniais. O aš tada kaip turėčiau būti. Aš apsirengus turbūt turėčiau būti gerokai stipriau. Gerai, kitas klausimas. Tu sportavai namuose ir iš karto į sporto klubą? Čia klausė Tomas. Atsakysiu Tomui taip, kad pirmiausia, pačioj pradžioj sportavau namuose, tada pradėjau boksuotis. Ilgą laiką. Gatvėje čia ar klube? Gatvėje mes nesiboksuojame. Ne, pradėjau boksuotis klube. Ir tada galiausiai, kai įstojau į akademiją, boksas man pradėjo šiek tiek kenkti mano būsimai profesijai, tada perėjau į fitnesą. Tada sportavau sporto salėje jau 4 metai. Ir dar vienas klausimas iš klausytojos Eglės, kuri parašė net 3 laiškus, skirtingus beje, bet klausimas vienas ir tas pats. Kokia tavo mėgstamiausia poza lovoje? Atsakyk nuoširdžiai, ačiū. Negalėčiau išskirti vienos vien todėl, kad su skirtingomis moterimis skirtingos pozos geriausiai veikia. Tai va, tai vienos... O nėra, kas dar Žilvino atrado super pozą? Kur galėtum pasidalinti ir visi vyrai galėtų ją taip vadinti. Kai aš stoviu ant rankų, tiksliau ant pirštų, arba darydamas prisitraukimus, ne? Ant turniko, liaudiškai vadinamos, skerstinio, lietuviškai. Gerai, dar vienas kūrinys, nes jau čia mes įsisiubavom neblogai visai. Ir iš tikrųjų, Žilvinai, jau kad tai drąsiai atsakinėjai į klausimus, tai pažaisim su tavim, kaip visada. Nu čia nieko negalvok. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Žilvinas Tratas šiandien pas mane svečiuose ir... Mane tavo pavardė dabar jau juokinga. Bet tavo pavardė iš tikrųjų labai gera pavardė. Tikrai gera. Portugališkai reiškia savadautoja.
Rimtai! Nu, man tai viena Portugalė sakė, nežinau, čia tiesa ar ne, bet... Tai tu ten, žodžiu, kaip pagal pavardę ir viską gyveni. Viltė klausė. Gyvenis. Ai, čia irgi tas pats klausė, ko šyra merginos, kokia tavo mėgstamiausia poza lovoje? Taigi mes jau apie tai kalbėjo. Tomas sako, gerai, sako, kokius pratimus namuose darai? Čia, žodžiu, žmogus susirūpina savo išvaizdą, nori būti kaip ratas, sako, nu, prašau, pasakyk, nes labai noriu paklausti. Pasakysiu, ką galima namie daryti ir apskritai, kas laikomas kultūrizmo tėvų, tai yra pritupimai. A, ne. Taip, nes pritupimai... Man atrodo, aš jau kažkada kalbėjau. Kalbėjau, jo, tokie manęs dar darėm pritupimų šią studiją, bet, nu, pasikartok niekada nevėlu. Žodžiu, pritupimai yra kultūrizmo tėvas. Darykit pritupimus ir turėsite užpakalį ir ne tik. Man reikia krūtinės tik ką. Reikia pritupimų. Padės man čia. Na gerai. Taip, man kažkaip irgi tokia gera nuotaka šiandien. Turim čia tokį žaidimą. Tiesa drąsa. Čia kaip tik skamba Šakiros kūrinys Dare, Truth or Dare. On the dance floor. Tai mes su tavim čia dabar tą tiesą drąsiai ir pažaisim, kad jau taip čia gerai jaučiamės vienas su kitu. Tai va, tai aš turiu tau užduosiu klausimą. Nori žaisti kartu su manim, ar nori būti vienas, kuris bus klausinėjimas? Ar tu irgi man turi kokių nors klausimų ir sugalvotum man tiesų drąsų? O kaip tu nori? Nu tai galim daryti lygiasias. Gerai, nu ta prasme aš tau, tu man. Gerai? Gerai. Nu gerai. Bet nereikia nusirengti iki visiško apatinį, gerai? Nu, ta prasme. Ne! Nu, gerai. Gerai, tai pradėkim. Aš pirmiausia turbūt pradėsiu ir pirmiausia paklausiu klausimą ir tada paklausiu, ar tiesa ar drąsa, gerai? Ir ką pasirinksim. Klausimas pirmas yra toks. Kada paskutinį kartą ir ką melavai? Tiesa ar drąsa? Tiesa. Nu, tai atsakyk. Šiandien. Tau. Man! Ką? Kuri vieta buvo? Tai čia jau kelintas Kur buvo? klausimas. Ne, buvo klausimas, kada paskutinį kartą ir ką melavai. Ai, kada paskutinį kartą ir Ir ką? Ką? Ką melavai man? Nu gerai, nemelavau seniai, nepamenu, nes kada melavau. Ei, nu come on. Palauk. Kai bučiavaisi su tom visom merginom Gran Canarijoje, tu ten nemelavai nei vienai? Buvo. Nu gerai, tarkim, laiku klausimą atsakytum. Žilvinai, tavo klausimas man. Aha, gerai, tu man pasakėjai, kad būtum dalyvavus su manim Meilė ir pinigai šou. Ir klausimas tau, kaip toli per pasimatymą būtum su manim nuėjus? Kileris, klausykit. Taip, gerai. Trasa. Trasa. Tiesa. Tai tiesa. Čia trečias gali būti trasa. Gerai, tiesa. Ta prasme, jeigu mes būtumėm dalyvavę šou, kuriame yra, nu, tik žinai, ko jį nedalyvauti, ar ne? Tai žinočiau, kad tikslas yra, nu, žiūrovui pademonstruoti pasimatymus ir apskritai nueiti tuos pasimatymus su Žilvinu Tratu. Žinai, į lovą aš su tavim neičiau. Nu va, gražiausia. Nu va. Bet, žinai, jeigu to reikalautų šou produceriai, kad mes su tavim turėtumėm pasibučiuoti, nu tai reikėtų bučiuotis tada. Pasibučiuočiau su tavim. Super. Supratai, ne? Gerai. Reikia dabar man kokį klausimą, kad tu norėtum drąsiai pasirinkti. Okei. Žilvinai, už kokį poelgį būtum sėdęs už grotų, jeigu tavęs nebūtų pričiupę? Tiesa ar drąsa? Gal drąsa. Gerai, labai džiaugiuosi, nes šitas klausimas buvo tas jau, kur žinojau, kad bus drąsa. Gerai, taip, aš norėčiau, kad tu pademonstruotum Tarzano rėkimą, daužantis į krūtinę pusnuogis. Taigi tu aktorius esi. O tau išsirinkti pusnuogėm viešai tikrai ne problema, manau. Nu, bet tu pasirinkai drąsą, viskas. Ai, tai jau maždaug nebegalime. Ne, tu jau keist nebegali nuomonės. Na gerai, aš pritildu muziką. Tu reikės, ko tu čia žiūri? Pala, žaloju, kaip... Ai, galvoju apie Tarzano šauksmą. Kaip jis ten atrodo? Ai, o tai kur tada šitą virvę? Nu, nėra virvės, daužaisi krūtinę ir turi... Nu, nėra virvės, vis daug Tarzanas pakliuvo į miestą. Tarzanas mieste. Nu, Žilvinai, reikės, ko čia dabar? Tu ko čia spiriojasi? Nesuprantu. O, jėga. Woohoo!
Gran Canarijos įdegis. Wow, matosi. Aš irgi visą. Nu, tai nutėdu muziką. Jo, jau dabar gali tą daryti. Dabar jau galiu apsirengti. Nežinau, ar tai labiau buvo juokinga, ar baisu. Geras, tikrai buvo gerai. Jūs pamatysit viską. Aha. Nu tai ką, dabar tavo klausimas man. Kad žinok, aš jau nebegaliu. Jau nebeturi klausimų? Baig šitas poelgis išmušė šiek tiek. Aš net pats savęs išsigandau. Gerai, Žilvinai, tai mes čia ir baigsime mūsų pokalbį. Šia gražia, ruda, standžia gaida. Aš apie pilvą, aš tikrai apie pilvą, nes nustangrus tavo pilvas, čia nepaneigsta. Man skaudas. Gerai, viskas. Tai va. Šiandien studijoje buvo Žilvinas Stratas. Ir nuo Liepos 14 dienos, Meilė ir pinigai, naujas šou per TV3.